Sveiki bičiuliai, sveiki sugrįžę į mano kanalą, sveiki visi mano kanalo žiūrovai. Šiandien gaminsime sultingus vištienos kepsnelius su šoninė, kepsnelius, suktinukus su šoninė ir bulvėmis grilyje. Pirmiausia, imam grūdėtą varškę ir ją su šakutę susmulkinam. Sutrinę varškę dedame 1 šaukštelį aitriųjų paprikų. Varškės, priminsiu, yra 200 gramų. Pusės šaukštelio itališkų žolelių mišinys. Pusė šaukštelio juodųjų pipirų. 2/3 šaukštelio druskos. Viską gerai reikia sumaišyti ir dar porą ingredientų įdėsim. Dabar sukaposime 2 šakeles krapų ir 2 šakeles petražolių. Kuo smulkiau, tuo skaniau. Sudedam žoleles į grūdėtąją varškę. 2 skiltelės smulkinto česnako. Ir viską permaišom gerai. Išmaišom, atsiprašau. Toliau imame vištienos krūtinėlę, įpjauname ją. Turime gauti formą panašią į drugelį. Priminsiu, mes naudojame krūtinėlę, bet svoris pas mus gaunasi bendras 4 vienetai, 1 kilogramas. Taip turi atrodyti perpjauta, arba tiksliau pasakyti, įpjauta vištienos krūtinėlė. Tai padarom su visom 4 krūtinėlėm. Dedame maistinę plėvelę, imame plaktuką ir tą vietą, kuri yra plokščia, be dantukų, išmušam krūtinėlę, kad gauti stačiakampio formos mėsos gabaliuką. Apverčiam mėsą ir iš kitos pusės taip pat perinam su mėsos mušimo plaktuku. Nu va, pradedam ruošti suktinukus. Imam šoninę, mėsą. Žiūrėkite atidžiai, kaip mes čia viską darom. Bus paprasčiau, man atrodo, nei papasakoti. Dabar dedame varškę, arti krašto varškės nedėkit, kad jisai paskui neišvažiuotų per šonus. Ant viršaus pabarstykime sūrių. Sūrį imkite tas, kuris labai gerai lydytųsi.
Na ir pradedam vynioti. Neskubėdami, tvirtai, turi gautis labai geras suktinukas ir gražus. Na štai taip. Kol mes ruošiame suktinukus, galim eiti jau pakurti grilių. Grilių reikės mums įkaitinti iki 180 laipsnių, o tai užima laiko. Susitiksime terasoje. Paruošėm kepsninį netiesioginiam kepimui, dedame kepimo indą, anglis jau mūsų įsidegė. Kaip įkurti kepsninę, vaizdo įrašas jau yra mano kanale, nuorodą paliksiu. Dedame grotas. Uždarysim kepsninę ir laukiam, kol pasieksime 180 laipsnių. Įkaito kepsninę iki 180 laipsnių. Biški pas mus daugiau, bet kol sudėsim mėsą, kepsnius, vištienos suktinukus, jinai truputėlį atauš. Ir kepsim, kol vidinė temperatūra mėsos bus 75-6 laipsniai. Na, prabėgo beveik valanda, šalia suktinukų vištienos su šoninė įsikepėm bulvyčių ir portobelo grybų. Netrukus susitiksime prie stalo ir viską tai paragausime. Na, iškilmingas momentas. Ragausime vištienos suktinuką. Šeima alkana, noriu paragauti greitai, jums pasakyti savo nuomonę, atsisveikinti, palinkėti skanių patiekalų. Oi, kvapas nuostabus. Oi, kokia sultinga. O koks skonis. Niekuomet nesitikėjau, kad sūris, varškė, vištienos krūtinėlė suteiks tokį sultingą skonį. Sakau, gaminkit. Šis patiekalas gali užimti jūsų namuose turbūt vieną geresnę padėtį, kai pasikviesite draugus. O šiandien su jumis atsisveikinu. Sakau, ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirštame prenumeruoti kanalo. Visiems geros sveikatos. Iki.